Labadiena, gerbiami kolegos. Šios dienos mūsų paskaitos tema yra vaikų širdies veiklos nepakankamumas. Tie, kurie dirbate skubios medicinos grandyje, terapijoje, su šia problema susidurite, manau, ganėtinai dažnai ir suaugusiems tokia diagnozė nustatoma tikrai dažnai. Tokių ligonių tenka matyti kiekvienoje terapinėje grandyje. Pediatrijoje tai yra retesnė diagnozė. Ir ne tik dėl to, kad tokia patologija yra pati retesnė, bet ir dėl diagnostikos ypatumų, tai yra dėl tos problemos, kad tai yra tikrai hipodiagnostinė liga pediatrijoje. Taigi, vaikų širdies veiklos nepakankamumas. Jeigu kalbėti apie širdies veiklos nepakankamumą kaip problemą, tai galime apibūdinti kaip būklę, kuomet širdis nepajėgia aprūpinti organų krauju įprastiniais medžiagos apykaitos poreikiams garantuoti. Ir atrodytų, kad šiame sakinyje glūdi tarsi širdies kaltinimas, kad nepajėgia kažko tai atlikti, nepajėgia atlikti pagrindinės savo funkcijos. Bet visos širdies veiklos nepakankamumo klasės skirtas apibūdinti truputį kitam patofiziologiniam mechanizmui, nes sekanti šio sakinio dalis arba pabaiga nurodo sąlygą tada, kai fiziologinis veninis spaudimas yra normalus. Tai yra netaikydama kompensacinių mechanizmų. Ir jeigu mes kalbėtume apie tai, kaip galėtų vykti kompensacinis mechanizmas, tai visų pirma reiktų pabandyti įsivaizduoti pačią hemodinamiką. Ir kokia bebūtų priežastis, koks bebūtų paleidžiamasis mechanizmas, tačiau ar sumažėjus sistoliniai funkcijai dėl to, kad mažiau geba išstumti, ar sumažėjus diastoliniai funkcijai dėl to, kad mažiau gali pritekėti, ar esant kliūčiai nutekėti, ar esant tachikardijai ir dėl to sutrumpėjus diastolės laikui ir sumažėjus pritekėjimui, bet pagrindinė pirminė paleidžiančioji hemodinaminė grandis yra sistolinio širdies tūrio sumažėjimas. Ir mažesnis sistolinis širdies tūris išmestas į aortos lanką visų pirma nepakankamai paspaudžia baro receptorius esančius pirmiausiai aortos lanke. Ir kaip mes visi puikiai atsimename, o jeigu kažkas primiršote, tai hemodinaminis mechanizmus priminsiu, kad baro receptoriai priklauso parasimpatinės nervų sistemos daliai ir juos padirginus kardiovaskulinė sistema reaguoja slopinančiai. Tai yra mažėja širdies susitraukimų dažnis, mažėja širdies raumens kontraktilumas, taip pat neveikia kraujagyslių siaurėjimo efektas, tada tą, kurį sąlygoja simpatinė nervų sistema. Taigi, pagal fiziologijos mechanizmus nepakankamai paspaudus parasimpatinį receptorių lieka vyrauti, o jeigu tas nepaspaudimas yra išties reikšmingas, net ir aktyvinama simpatinė nervų sistema. Ir simpatiniai nervų sistemai aktyvinantis didėja širdies susitraukimų dažnis, didėja miokardo kontraktilumas, vyksta periferinė arteriolių konstrikcija, tuo būdu didinant pokrūvį. Ir jeigu mes tik tai pakalbėtumėm apie šituos 3 pagrindinius žingsnius, mes turime situaciją, kuomet širdis turės dirbti daugiau kartų per minutę, širdis turės stipriau, energingiau trauktis kiekvieno susitraukimo metu ir taip pat turės nugalėti didesnį pokrūvį, todėl daugiau energinių medžiagų reikės šitai veiklai užtikrinti. Didėjant širdies susitraukimų dažniui trumpės dar labiau diastolė
ir galimybė įsisavinti maisto medžiagas mažės. Taigi toksai simpatinės nervų sistemos aktyvavimasis, kompensacinis simpatinės nervų sistemos aktyvavimas iš tikrųjų kaip ir kenkia pačiam miokardui ir dažnai pavadinamas kardiotoksiškumu, sąlygojantis, jeigu užtrunka vienokią ar kitokią miokardo disfunkciją. Nepamirškime ir kito kelio, kad tuomet, kuomet turime nepakankamą sistolinį širdies tūrį, nepakankamą aprūpinimą organų krauju, visų pirma inkstų, turime kitą žingsnį, tai yra inkstų hipoperfuzija. Ir inkstų hipoperfuzija iš karto sąlygoja aktyvinantį renino angiotenzino mechanizmą, kuris savo ruožtu taip pat skatina vazokonstrikciją ir dar apart to vandens ir natrio retenciją. Tai yra vazokonstrikcija vėlgi prisidės prie pokrūvio didinimo, reiškia energinių sąnaudų reikės didesnių, o vandens ir natrio retencija prie prieškrūvio didinimo. Ir šioj stadijoje mes turime tokią situaciją, kad širdis dirba stipriai, dirba netgi stipriau neįprasta, dirba daugiau, dirba sunkiau, nes ir išstumt sunkiau, ir daugiau cirkuliuojančio kraujo reikia varinėti. Ir tuomet dėl audinių hipoksijos, žinoma, vysta ir kardiomiocitų vienokia ar kitokia žūtis, irgi taip pat sąlygojasi vienokia ar kitokia miokardo disfunkcija. Taigi, širdies veiklos nepakankamumo kompensacinis mechanizmas nėra visiškai širdies nepajėgimas atlikti savo funkcijos. Iš tikrųjų, tai netgi truputį savęs žalojimas kitų organų labui. Ir jeigu mes pabandytume įvertinti šitą hemodinamiką žingsnis po žingsnio, kad ir vertindami šitą širdies paveikslėlį, tai kokiusgi dėl to objektyvaus tyrimo pokyčius galėtumėm turėti, arba iš tikrųjų turėtume jų paieškoti, įtardami, kad turime širdies veiklos nepakankamumo ankstyvąją stadiją. Ir tai tikrai nebus hipovolemija, tai tikrai nebus kapiliarų prisipildymo laiko prailgėjimas, tai tikrai nebus cianozė, taip, visi jie bus po to, bet tai yra vėlesni mechanizmai. Ir tuomet, kuomet mes turim tik tai sumažėjusį sistolinį išmetimo tūrį su visa kompensacinė simpatinė aktyvacija, padidinančia miokardo kontraktilumą ir padidinančią pokrūvį, reiškia dėl padidėjusio pokrūvio ir sustiprinantį miokardo Starlingo dėsnį, mes iš visų objektyvių simptomų turėsime tik tai tachikardiją. Tachikardija, kuri yra neadekvati sveiko vaiko normatyvui, ją koreguojant, jeigu yra kūno temperatūros pokyčių. Taigi, tachikardija yra tas pirmasis raktas, parodantis, kad širdis kažkodėl tai turi veikti daugiau tam, kad aprūpintų ir užtikrintų organizmo energinius poreikius. Tikrasis širdies veiklos nepakankamumas tarp vaikų nėra žinomas ir priežastys tos yra labai įvairios. Daug įvairių šaltinių įvardyja daug įvairių tų priežasčių ir priežastys yra kelios. Pagrindinė priežastimi yra įvardyjama tai, kad dažniausiai visgi užkoduojama ir įvardina kaip diagnozė pagrindinė liga. Tai, kai mes kalbame apie širdinės kilmės nepakankamumą, įvardinamos įgimtosios širdies ydos su savo Q kodais, kai mes kalbame apie kardiomiopatijas, įvardinamos jų kodai,
kai kalbame apie aritmijas koduojamos aritmijos vienokios ar kitokios, kai kalbame apie neširdinį nepakankamumą, bus koduojamas pagrindinė liga, pavyzdžiui, tokia kaip sepsis. Ir I50 arba bet kuri šitas šifras su tašku tikrai daugeliu atveju nebus įvardyjamas. Bus įvardyjamas tada, kai jau reikės tą širdies veiklos nepakankamumą koreguoti taikant papildomą gydymą. Ir todėl daugelio autorių duomenimis vaikų širdies veiklos nepakankamumas diagnozuojamas, įvardyjamas kaip diagnozė 87% atvejų tik vėlyvoje stadijoje. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl vaikų širdies veiklos nepakankamumą diagnozę turintys vaikai išgyvena tik pusę atvejų daugiau nei 5 metus nuo šios diagnozės nustatymo. Ir tas procentas yra bendras skaičiuojant nuo populiacijos tiek ūminį, tiek ir lėtinį širdies veiklos nepakankamumą. Nors šiaip yra įvardyjama, kad 2013 metais Jungtinių Amerikos valstijų duomenimis dėl širdies veiklos nepakankamumo buvo hospitalizuojama nuo 10–14 tūkstančių vaikų. Ir tiem vaikam maždaug iki trečdalio atvejų buvo nustatoma kažkokių tai širdies anomalijų, kurios ir sukėlė širdies veiklos nepakankamumą. O kitų atveju nepakankamumo priežastys buvo kitos. Taigi, jeigu kalbėtume apie širdies veiklos nepakankamumo etiologiją vaikams, klasifikacijų gali būti tikrai labai įvairių ir visos jos yra vienaip ar kitaip patogios, vienaip ar kitaip paliekančios kažkokių dar klausimų. Na, tiek šiai paskaitai, tiek ir galiojančiame ministerijos algoritme palikta yra būtent šita klasifikacija, skirstant į širdinės ir neširdinės priežastis. Ir šitos priežastys viena paskui kitą išvardintos pagal tai, kaip dažnai pasitaiko pediatriniai populiacijai. Tai iš širdinių priežasčių dažniausia širdies veiklos nepakankamumo priežastis, traktuojant tiek ūminį, tiek ir lėtinį nepakankamumą, yra sveikos širdies aritmijos, struktūriškai sveikos širdies aritmijos. Žinome, turime atsiminti, kad tai nėra kalba dažniausiai apie kvėpavimo aritmiją, apie sinoatrivinės blokadas, mes kalbame apie paroksizminės tachikardijas, mes kalbame apie hemodinamiškai reikšmingas žymes atrioventrikulinio mazgo blokadas, sinusinio mazgo silpnumą, nors pastarasis ir retas pediatrinėme amžiuje. Antra pagal dažnumą yra struktūrinės širdies ligos. Ir struktūrinės širdies ligos dažniausiai, žinoma, kalbame apie širdies raumens arba širdies dangalų sluoksnių ligas, labiau būdingas kaip nepakankamumo priežastis ne kūdikiams ir mažiems vaikams, bet vyresniems vaikams. Ir kai mes kalbame, kad visų pirma sistolinė disfunkcija, tai kaip priežastį galime suprasti dažniausiai miokarditą, dilatacinę kardiopatiją, kaip diastolinę disfunkciją, hipertrofinę kardiopatiją, restrikcinę kardiopatiją ar perikarditą, ypač su perikardo tamponada. Ir jeigu kalbame apie širdies ydas, kurios, atsiminkime, kad yra būdingos maždaug 1% gyvų gimusių naujagimių, tai kaip priežastis, žinoma, tikrai tarp širdies veiklos nepakankamumo, ji nėra reta, bet pagal populiaciją būtų trečia pagal dažnumą. Ir, žinoma, kadangi dažniausios iš širdies ydų yra nosrūvinės ydos, tai tikrai šita klasifikacija nenori visiškai įrodyti to, kad tai yra pati sunkiausia širdies ydų grupė, labiausiai sukelianti širdies veiklos nepakankamumą, bet jeigu kažkas ir neatsimenate širdies veiklos nepakankamumo klasifikacijos, tai reiktų atsiminti, kad visos klasės čia yra įtrauktos,
O nuosrūvinės širdies ydos kaip dažniausios širdies ydos ir yra dažniausia širdies veiklos nepakankamumo priežastis. Žinoma, sunkiausios ydos, kurios duoda didžiausios, sunkiausios stadijos širdies veiklos nepakankamumą, yra kompleksinės sudėtinės širdies ydos, ryškios stenozinės ydos, bet jos yra gerokai retesnės už nuosrūvinės širdies ydas. Jeigu kalbėsime apie neširdinės nepakankamumo priežastis, tai jos galėtų būti traktuojamos pagal hemodinamikos mechanizmus kaip pavyzdžiui. Tai padidėjusio prieškrūvio sukelta neširdinės kilmės padidėjusio prieškrūvio, tai bet kurios kilmės hipervolemija arba bet kurios kitos kilmės širdinė kompensacija. Pokrūvio, tai pavyzdžiui, hipertenzija, tiek pirminė, tiek antrinė, tiek sisteminė, tiek plautinė hipertenzija taip pat sukelia širdies veiklos nepakankamumą. Na, turbūt neretas iš mūsų pagalvojame apie tai ir kartais įvardyjame, kad vaikui sergančiam mažakraujyste, kai ta mažakraujystė yra reikšminga, yra būdinga tachikardija. Bet retas iš mūsų susimastom, kad tai yra kliniškai fizinio krūvio netolerancija nepasireiškianti, bet kompensacinę tachikardiją sukelianti pirmos klasės neširdinio širdies veiklos nepakankamumo klinikinė išraiška. Žinoma, jeigu kalbame apie ryškiausių širdies veiklos nepakankamumo klinikinius atvejus, kuomet kilmė yra neširdinė, tai tikrai derėtų nepamiršti generalizuotų infekcijų dėl padidėjusių energinių ir deguonies poreikių ir žinoma dėl jau kraujotakos persiskirstymo, kuomet įsijungia ir kardiovaskulinė sistema ir jau sunkiose stadijose širdies veiklos nepakankamumui atskirą gydymą skirti. Taip pat širdies veiklos nepakankamumo etiologija dar labai skiriasi tarp skirtingo amžiaus vaikų. Jeigu, priskirti vaikams ir vaisių, nes kai kalbame apie vaisiaus kardiologiją, tai visgi daugelyje vakarų Europos šalių, Jungtinėse Amerikos valstijose vaisiaus kardiologija yra priskiriama pediatriniai kardiologijai, ne ginekologijai, tad vaisiaus širdies veiklos nepakankamumas irgi yra laikomas vaikų pediatrinės kardiologijos sritimi, arba tikriau sakant ir pediatrinės tarnybos sritimi. Tad dažniausia vaisiaus širdies veiklos nepakankamumo priežastis yra anemija dėl rezus faktorių sensibilizacijos. Taip pat vaisiaus aritmijos, truputį rečiau vaisiaus miokarditai. Naujagimių ir kūdikių, žinoma, tai yra įgimtosios širdies ydos priklausomos nuo atviro arterinio latako, kurios užsidarius atviram arteriniam latakui sukelia ūminį, ryškų, sunkų širdies veiklos nepakankamumą, tiek esant kliūčiai nutekėti kraujui didžiajam kraujo apytakos rate, tiek esant nepakankamam pajėgumam suformuoti sistolinį tūrį, tiek esant nepakankamam pajėgumam išstumti sistolinį tūrį dėl to, kad yra vienokio ar kitokio laipsnio kliūtis. Ir tol, kol tą žemesnį po kliūties esantį slėgį aortoje kompensuoja nuosrūvis iš plautinio kamieno į aortą per atvirą arterinį lataką, vaiko būklė, naujagimio būklė yra kompensuota ir gali būti net taip, kad nebūtinai ir įtarsime mes tą patologiją dėl adaptacinės naujagimių kraujotakos. Ir auskultacija gali būti neinformatyvi pirmosiomis dienomis ir objektyvūs klinikiniai požymiai neinformatyvūs, jeigu vėlgi neatkreipsime dėmesio į širdies susitraukimo dažnį. Mažų vaikų širdies veiklos nepakankamumas dažniausiai kyla sergant generalizuotomis infekcinėmis ligomis, toliau eina sudėtingos širdies ydos po hemodinamiškai koreguojamųjų operacijų, na ir sekanti
grupė būtų uždegiminės širdies ligos arba konkrečiai miokarditas kaip dažniausiai iš jų. Vyresniųjų vaikų ir paauglių priežastys yra aritmijos, tai yra paroksizinės tachikardijos dažniausiai, vienos ar kitos kilmės, miokardo disfunkcija dėl uždegiminių ligų, hipertenzija, kitų organų nepakankamumas, pavyzdžiui, lėtinė inkstų liga su antrinė hipertenzija ir hipertenzinė širdies liga, rečiau miokardo infarktas, nors tam tikrose ligų grupėse jos gali pasitaikyti, kaip pavyzdžiui, šeiminės hiperlipidemijos atvejais arba vainikinių kraujagyslių vystymosi anomalijų atvejais. Nereiktų pamiršti, kad vyresniems vaikams ir paaugliams taip pat yra būdingi žalingų įpročių bandymai, galbūt dar ne visai jie tuos įpročius turi susiformavę, bet ne vien tik tai kokainas gali sukelti koronarinių kraujagyslių spazmą ir duoti simptomatiką labai būdingą miokardo infarktui, būtent koronarinę simptomatiką. Tačiau tokios simptomatikos mes turime ir tenka matyti ir vartojant tiek natūralius, tiek ir sintetinius kanabinoidus kaip paaugliai. Tad klausimas apie šitų psichostimuliuojamų medžiagų vartojimą, jeigu įtariame vaikų širdies veiklos nepakankamumą, tikrai būtų reikalingas. Vaikų širdies veiklos nepakankamumo klasifikacija. Ir vaikams, kurie yra virš 11 metų arba 11 metų ir daugiau, tikrai gali būti priimtina NIHA klasifikacija, kurioje apibūdinamas fizinio krūvio toleravimo ypatumas. Iš tikrųjų, Roso klasifikacija yra labai panaši į NIHA klasifikaciją, tik tai fizinio krūvio tolerancija yra adaptuota mūsų pacientų amžiuje. Juk iš tikrųjų, kai kalbame apie gerą širdies veiklą, apie širdies veiklą, kuriai nebūdingas nepakankamumas, mes kalbam apie gerą fizinio krūvio toleranciją. Tad fizinį krūvį vyresniems vaikams ir suaugusiems mes ir siejame su ta kinetinė energija, su judėjimu. Kai kalbame apie naujagimius, kūdikius, tai tas fizinis krūvis yra truputėlį kitoks. Tai pagrindinis naujagimio fizinis krūvis yra dviejų tipų. Tai yra žįsti krūtį ir tai yra rėkti, nes tai tikrai pareikalauja didelių fizinių sąnaudų. Kas norėtumėte išbandyti, galiu patarti kažkur tai nuvykti į mišką, kur jūsų negirdės, ir pabandyti iš maksimalių savo galimybių parėkti, pavyzdžiui, 5 minutes ir tada pažiūrėti, kaip jūs jausitės. Iš tikrųjų bus didelis fizinis nuovargis. Tad mažiems vaikams kaip diagnostikos požymis būtent ir yra pasirinktas vienas iš fizinio krūvio elementų, tai yra maitinimas. Ir fizinio krūvio metu išskiriama per didelė neadekvati energija tiek suaugusiems, tiek vaikams pasireiškia prakaitavimu, ir žinoma tachipnėja. Tad, kai turime vaikų širdies veiklos nepakankamumą pirmosios klasės, mes neturėsime fizinio krūvio intolerancijos simptomų. Tai yra kūdikiai gerai laiku valgys, gerai laiku miegos ir laiku vystysis, mokės daryti tai, ką turi mokėti daryti. Bet sąlyga, kuri užveda širdies veiklos nepakankamumo mechanizmą, bus ir širdies susitraukimų dažnis bus šiek tiek didesnis, nei kad galėtų būti tose sąlygose tam vaikui. Tačiau jokių kitų objektyvių simptomų tikrai pastebėti neišeina. Antros klasės širdies nepakankamumas arba vadinamas nestiprus širdies veiklos nepakankamumas yra nustatomas tada, kai įvertinama vidutinio dydžio tachipnėja. Tai yra, skaidruolėje matote skaičiukus. Nežinau, ar išeitų atsiminti tuos skaičiukus. Jie nėra tokie labai painūs, nes
taip maždaug tokį panašų žingsnelį turi, bet galbūt būtų visai patogu atsiminti tokius skaičius, kad jeigu mes turime jauną kūdikį, tai yra kūdikį 4 mėnesių amžiaus, jeigu daugiau nei 65, jau yra kažkas negerai. Kai mes kalbame apie tą vidutinį kūdikį, kūdikis, kuris jau sėdi, stojasi, bando eiti, ir tą pirmųjų metų vaiką, tai vidutinė tachipnėja atitinkamai apatiniam amžiui turėtų nebūti didesnė nei kad 60 kartų per minutę, o vyresnio amžiaus nei kad 45. Na ir po to vėl tas skaičius 45 ir 44 jau galėtų būti tarsi raktas su tam tikra adaptacija, koreliacija, korekcija ir tada jau pažiūrėjimo kitos lentelės, jeigu visgi to 65, 60 arba 45 viršijame. Kai turime trečios funkcinės klasės širdies veiklos nepakankamumą, turime ryškią tachipnėją ir psichomotorinės arba fizinės raidos sulėtėjimą. Vadinasi, jeigu mūsų pacientas reikšmingai vėliau daro kažkokią tai pagal amžių priklausomą funkciją ir ypač jeigu jis nepakankamai priauga svorio, iš tikrųjų būtina skaičiuoti kvėpavimo dažnį, žinoma, ir ne tik, bet net jeigu mes tik dabar sugalvojame paieškoti kokios priežasties, reiškia, iš tikrųjų mes diagnozuojame vaikui jau trečios funkcinės klasės širdies veiklos nepakankamumą. Na, jeigu yra tachipnėja, prakaitavimas, dusulys, ramybėje, kalbam apie 4 funkcinės klasės nepakankamumą, realiai tokį nepakankamumą, kurį jau reikia gydyti inotropais, nepriklausomai nuo to ūminis ar lėtinis pastarasis būtų. Kokia širdies veiklos nepakankamumo klinika, kada kalbame apie triažą? Tai nors dažnai galėtų atrodyti, kad visiškai paprasta yra su vyresniais vaikais, nes tu jų gali paklausti, jie gali atsakyti, bet gydytojai, pediatrai turbūt sutiks su tuo, kad ir naujagimiai, ir kūdikiai parodo tikrai labai daug informacijos, tik reikia ją mokėti perskaityti. Dar viena fizinės energijos priežastis, ta prasme, eikvojimo grupė pas naujagimius yra nuolatinis fleksorių hipertonusas. Dėl to, kad jie turi nebrandžią, dar nemielinizuotą nervinių skaidulų sistemą, jiems yra būdinga naujagimystės refleksai. Tarp naujagimystės refleksų taip pat, žinoma, naujagimiam yra būdinga ir hipodinamija. Ir turbūt mes ne vienas esam pastebėję ir susidūrę su tuo tiek klinikinėje praktikoje, tiek asmeninėme gyvenime, kad naujagimį aprengti suaugusių atitikties rūbais, o tokių rinka pilna, tikrai nėra labai paprasta. Rankytės pritrauktos, kojytės pritrauktos, pabandžius jas atlenkti, jisai atgal grąžina į pirminę padėtį, nes taip jam koduoja jo naujagimystės refleksai. Guli jisai su lenktom rankytėm ir kojytėm, bandant kažkur tai rankom prisilietus prie veidelio apsižioję pirštus. Ir tokiu atveju, kai mes turim kaip suaugusį ištiestom rankom ir kojom gulinti naujagimį, kurį rengiant to pasipriešinimo mes nesutinkame, nes raumenų tonusas yra sumažėjęs, tai turėtume skaičiuoti kvėpavimo dažnį ir ieškoti periferinių edemų žemiausiuose taškuose, tikrai ne ant kojų, o kryžkaulio srityje, nes tai nereiškia, kad naujagimis yra labai brandus ir skaidulos mielinizavosi, nereiškia, kad jisai turi gerą skonį ir jam patinka, kai jį rengia dailiais rūbais, tai reiškia hipodinamiją, hiporefleksiją ir hipotoniją. Kūdikiai taip pat ganėtinai informatyvūs yra
Ir jeigu mes kalbame apie sveiką kūdikį, tai bendrinė visuotinai priimta asociacija išties yra labai teisinga. Sveikas kūdikis yra tas, kuris gerai valgo, gerai miega ir laiku teisingai auga svorį ir laiku teisingai išmoksta daryti tai, ką jam reikia daryti, beje, kai nori daryti, ta prasme, kai moka daryti tai, ką reikia, jis labai ir nori daryti. Tad, kai kalbame apie ūminį nepakankamumą, tai kūdikių regresas psichomotorinės raidos staigus vienu žingsniu arba 2 žingsniais atgal yra labai informatyvus požymis. Pavyzdžiui, kūdikis, kuris išmoko eiti, tai pradžioje daro tokiais ganėtinai greitais, nekoordinuotais žingsniais. Jeigu pats staiga sėdasi, gulasi ir nuščiūva, tai žinoma ne dėl to, kad jisai nori pailsėti, tai tikrai yra informacija, dėl kurios reiktų suskaičiuoti širdies veiklos nepakankamumą, širdies įtraukimų dažnį, atsiprašau. Kai kalbame apie vaiko vangumą besikaitaliojantį su dirglumu, nepamirškite smegenų hipoperfuzijos simptomatikos, apie kurią kalbėjom sinkopės paskaitos metu ir tiesiog pabandykime neramų kūdikį, kuris yra horizontalios padėties, pakelti vertikaliai. Jeigu dėl to neramumas dar padidėja, irgi skaičiuokime širdies susitraukimų dažnį. Kai kalbame apie vaikus iki 10 metų, tai yra, tokie, aš kartais mėgstu pavadinti tą amžiaus grupę, jie yra tokie pasaulio teisuoliai. Ir jie iš tikrųjų, jie sako tiesą, ką jie jaučia, bet žinoma, jų pojūčiai gali būti inspiruoti tiek aplinkinių, tiek jie jau moka skaityti, tiek interneto. Ir tikrai klausimus jiems reikia užduoti labai detaliai ir dažnai net paprašyti parodyti, kaip tai vyksta, kadangi jie apibūdinti pilnai gali tai, ką pasiskaitė, pavyzdžiui, informacija, kuri vadinasi daktaras Googlas. Vaikų ir paauglių simptomatika širdies veiklos nepakankamumo iš tikrųjų yra triažinė simptomatika skurdžiausia, nes tarp paauglių ypač yra paplitusi opinija, kad fizinį krūvį toleruoti yra garbinga, tai yra, reikia būti sportišku, stipriu ir tai yra gerai ir jie tiesiog vengia pasakyti, kad to nenori. Arba yra kita paauglių grupė, kurie visaip stengiasi, dažniausiai čia būna merginos, kurios stengiasi išvengti kūno kultūros pamokų dėl vienos ar kitokios priežasties ir tada sako apie tai, kad netoleruoja, todėl triažinė simptomatika skurdoka dažnai tenka ją labai konkretizuoti. Šeimos anamnezė paveldimo širdies ligos uždavus tokį klausimą, jo informatyvumas tikrai yra labai menkas. Bet klausimą padetalizavus, ypač kai kalbam su vaikų tėvais, tai ar girdėtas žodis, pavyzdžiui, kardiomiopatijos, ar girdėtas žodis abliacija, ar buvo implantuotas stimuliatorius kažkam artimoj giminiai, ar atliktos vožtuvus koreguojančios širdies operacijos. Taip pat labai reikšmingas klausimas apie staigias jaunų žmonių mirtis tarp artimų giminaičių ir šitie klausimai tikslingai turi būti užduoti. Taigi apibendrinant, skaičiuojam širdies susitraukimų dažnį. Ir jeigu randam šituos skaičius, verkia, neverkia, miega, nemiega, reikia perpatikrinti, atlikti papildomų tyrimų. Skaičiuojam kvėpavimo dažnį ir vėlgi, jeigu taip grubiai paėmų 60, 50, 40, jeigu taip perpatikrinti. Ir jeigu kalbėti apie kitus simptomus, tai kai kalbame apie širdines priežastis, žinoma, pučiantis aukšto tembro ūžesys ties širdies viršūnę, aritmija, kuri ankstyviausia, pavyzdžiui, yra kaip ekstrasustolija, apart tachikardijos, veninės stazijos požymiai, žinoma, čia jau vėlyvesnė simptomatika, o prailgėjęs kapiliarų prisipildymo laikas ir sistolinė hipotenzija iš tikrųjų jau gali reikšti ir kardiogeninio šoko diagnozę. Kai surandame arba įtariame skaičių netitikimą, viena iš galimybių, kurią galime pasinaudoti, tai yra internete prieinama
aukšto patikimumo žurnale publikuota ir tiesą sakant, kol kas galiojanti pagal update'us duomenų bazėje up-to-date 2021 metais ir daugelį literatūros šaltinių pateikiama vaikų pagal amžių kvėpavimo ir širdies susitraukimų dažnio normatyvų lentelė. Tai yra apatinė riba, vidurinis segmentas, tai yra normalu, ir viršutiniai leistini skaičiai ir normatyvai. Laboratoriniai tyrimai nėra labai specifiški širdies veiklos nepakankamumui. Galbūt išskyrus smegenų tipo natrijų rezinį peptidą arba jo profermentą, kuris iš tikrųjų reikšmingas jo padidėjimas ne virš 200 vienetų litre, tačiau reikšmingas padidėjimas keletą kartų nuo duotos jūsų analizatoriaus normos, rodo širdies veiklos nepakankamumą, kokia etiologija jo bebūtų. Širdies fermentų padidėjimas yra specifiškas miokardo pakenkimui, tai būtent rodytų miokardo hipoksiją ar kardiomiocitų nekrozę. Kitigi rodikliai rodytų audinių hipoperfuzijos arba kompensacinių mechanizmų įsijungimo arba priežastinius rezultatus. Instrumentiniai tyrimai, žinoma, viena informatyviausių iš širdies veiklos nepakankamumo ankstyvų diagnostikos priemonių yra paprasčiausia 12 derivacijų elektrokardiograma. Tachikardijos, ypač jeigu ji paroksizinė, ypač jeigu nepavyksta kompensuoti, jeigu nepavyksta, suskaičiuoti, jeigu pavyksta suskaičiuoti, galbūt tai yra uždegiminė širdies liga arba paveldima širdies raumens liga arba yda. Jeigu turime bradikardiją, galima blokada. Vertinti. QRS kompleksų voltažas. Jis turi būti normalios amplitudės. Tiek per aukštas, tiek per žemas yra blogai. Žinoma, ST segmentas visuomet turi būti nedaugiau nei 1 mm nukrypęs nuo izolinijos bet kurioje vaiko elektrokardiogramoje. Ir jeigu mes kalbame apie mažus vaikus, tad dar norėčiau priminti, kad izolinijos atitikmuo yra PR segmentas, o ne linija kažkur nubrėžta, kadangi labai dažnai pas mažus vaikus gaunasi visiškai netiesi. Ir T danteliai, pas sveiko vaiko širdies T danteliai, turi būti asimetriškai lėčiau kylantys, greičiau nusileidžiantys, būtinai antroj standartiniai AVF, V5 ir V6 derivacijoje, tad jas ir būtina patikrinti bet kurioj grandy. Žinoma, jeigu yra miokardo pažeidimas, galime turėti kairės izoplošto kojelės blokadą, kuri niekada nėra būdinga sveikam vaikui, neįtraukta į leistinas normas, ir elektrinės skilvelių sistolės prailgėjimą. Pavyzdžiui, tai yra elektrokardiograma vaiko sirgusio Kawasaki vaskulitu, Kawasaki koronaritu, ir ryškiausias patologinis požymis šiuo atveju yra ST segmento nusileidimas būtent tose minėtose derivacijose. Kitas pavyzdys yra mažo berniuko sirgusio gripu elektrokardiograma ir mes matome labai ryškų kairiųjų derivacijų voltažo sumažėjimą su žinoma suplokštėjusiais T danteliais šiuose derivacijose ir turėtume įtarti, kad tai yra kairio skilvelio disfunkcija elektrokardiogramoje, tuo labiau, kad matome dar ir skilvelių ekstrasistolę pavienę automatinėje elektrokardiogramoje. Archyvinė elektrokardiograma, bet tikrai nepaprastai informatyvi ir labai norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į tai, kad čia yra autonominiai P danteliai, čia yra maži autonominiai reti QRS-ai, jokių T dantelių mes neidentifikuojame, visa tai yra per visiškai visas derivacijas ir čia yra 3 mėnesių kūdikio sunkaus miokardito elektrokardiograma, sunkaus difuzinio jau ir su visiška AV mazgo blokada.
Ši kardiograma yra iš amžinatilsį profesoriaus Algimanto Raugalės asmeninio archyvo. Atsiprašau, rašinėjau paskaitą. Echokardioskopija yra labai nespecifinė, bet prieinama ir informatyvi. Ir echokardioskopija širdies veiklos nepakankamumo atveju galėtų būti vertinama pagal keletą požymių. Tai skilvelių disfunkcija. Tai nebūtinai mes turime ieškoti sumažėjusios kairio skilvelio išmetimo frakcijos. Ne, ankstyvoj kompensacinėj stadijoje ji gali būti netgi padidėjus ir jeigu didesnė nei 56%, su derama klinika tai yra kompensacijos išmetimo frakcija. Žinoma, kamerų dilatacija, kairio prieširdžio dilatacija labiau yra siejama su proceso chronizacija, kairio skilvelio dilatacija su remodeliacijos požymiais, priskiriama kardiomiopatijai. Perkrovos tūrių požymiai, tada, kada yra kompensacinė retencija, kaip pavyzdžiui, arba kiti mechanizmai perkraunant tūrių, galime rasti kamerų dilataciją, ieškoti reikšmingų pertvarų defektų arba reikšmingų vožtuvų nesandarumų. Perkrovos spaudimu tai yra skilvelių sienų hipertrofija ir išmetimo traktų disfunkcija. Sutrikus skilvelių diastolinė funkcija, tai yra perikardito arba hipertrofinės restrikcinės kardiomiopatijos požymiai. Kamerose esantys trombai gali būti būdingi staziniam nepakankamumui ir, žinoma, skystis perikardo ertmėje būdingas perikarditui, eksudaciniam perikarditui. Na, šioje nuotraukėlėje matote kairio ir skilvelio ir prieširdžio dilataciją. Sekančioje nuotraukėlėje matome trombą išsiplėtusio kairio skilvelio ertmėje. Čia paauglio berniuko sergančio dilatacinė kardiomiopatija, ultragarsinė nuotrauka. Nuotraukoje iš interneto šaltinių matome labai ryškią skilvelių pertvaros dilataciją ir išmetimo trakto obstrukciją. Tai yra iš kairio skilvelio išmesti į aortą. Tai yra būtent būdinga išmetimo trakto obstrukcijoje ne dėl vožtuvo patologijos. Tiesinė krūtinės ląstos rentgenograma, tikrai nebandau pasakyti, kad tai yra tas tyrimo metodas, kuriuo reikėtų diagnozuoti vaikų širdies veiklos nepakankamumą, tačiau tai būtų ūminių atvejų turbūt greičiausiai ir dažniausiai atliekamas vaikų instrumentinis tyrimas, todėl kardiomegalijos pražiopsonti tikrai nederėtų. Na, kita tiesinė krūtinės ląstos rentgenograma taip pat atrodytų, kad, na, galbūt matome visai panašų vaizdą į, pavyzdžiui, bronchopneumoniją vaiko, tačiau kardiotorakalinis indeksas padidėjęs kairio skilvelio sąskaita. Ir pagrindinis dalykas, kurį tokiu atveju irgi reikėtų įvertinti, tai yra išlyginta širdies talija, todėl, kad padidėjęs yra ir kairysis prieširdis. Tad tokia tiesinė krūtinės ląstos rentgenograma tikrai turėtų būti po jos atliekama bent jau elektrokardiograma. Širdies magneto branduolių rezonansas, žinoma, atliekamas tretinio lygio vaikų ligoninėse, tai yra miokardo disfunkcija realiame laike diagnozuojama, detalizuojami fibrozės plotai arba židiniai po buvusių uždegimų. Taip pat širdies kateterizavimas hemodinamikos parametrams patikslinti, endomiokardo biopsija tikrai labai neplačiom indikacijom širdies veiklos nepakankamumui diagnozuoti. Na, fizinio krūvio tolerancijos mėginys ir 24 valandų elektrokardiograma dažniausiai visgi tai yra tyrimo būdai, tie, kurie taikomi lėtiniam nepakankamumui arba po ūminio širdies veiklos nepakankamumo kažkokio tai epizodo liekamųjų reiškinių patikslinimui ir diagnostikai. Na, sekančioje skaidruolėje gali būti pateikti, tikrai nedetalizuosiu ir neskaitysiu, šaltinis yra nurodytas, šaltinis yra prieinamas naudojantis internetu. Vaikų širdies veiklos nepakankamumo
gydymui vartojamų medikamentų dozuotės lentelė. Nuo kogi reikėtų diferencijuoti širdinį nepakankamumą? Tai visų pirma, kadangi yra būdinga tachipnėja, diferencijuojam su neširdinės kilmės tachipnėjos priežastimis. Tai naujagimiams būtų praeinančioji naujagimio adaptacinė tachipnėja, mekoninės aspiracijos sindromas, respiracinis distreso sindromas, įgimta diafragmos išvarža, naujagimių pneumonija, kūdikių ir vyresnių vaikų apatinių kvėpavimo takų uždegiminės ligos. Kiti simptomai, tokie kaip fizinės raidos sulėtėjimas, irgi nebūtinai būtų širdinės kilmės, gali turėti ir kitas priežastis, kaip ir edemos periferijoje, klinikinių atvejų, kaip klinikinis požymis galėtų būti ir dėl inkstų veiklos sutrikimų, dėl venų patologijos ar vartojant tam tikrų vaistų. Dar šiek tiek apie širdies veiklos nepakankamumo gydymą. Tai jeigu mes kalbame apie širdies veiklos nepakankamumo gydymo algoritmą, vertinant širdies veiklos nepakankamumo stadijas, tai pirmajai klasiai, kurios mes dažniausiai nediagnozuojame, vienintelis geras dalykas yra tai, kad gydymo specifinio širdies veiklos nepakankamumo gydymo nereikia. Kitiemgi gydymo nepakankamumas turėtų būti skiriamas. Šita lentelė irgi yra visuotinai prieinama Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje širdies veiklos nepakankamumo, vaikų širdies veiklos nepakankamumo, diagnostikos ir gydymo algoritme. Jeigu kalbame apie ūminį širdies veiklos nepakankamumo gydymą, žinome, kalbame apie vaiko gydymą stacionare. Tai iš tikrųjų eliminuojame fizinį krūvį. Tikrai nebandau pasakyti, kad reikia pririšti kūdikį. Ne. Tokio amžiaus vaikų fizinis pajėgumas labai puikiai pademonstruojamas to vaiko elgsenos. Jie patys guli ramiai. Pagerinimas aprūpinimo deguonimis. Taip pat siekiame sumažinti prieškrūvį, būtent mažindami tiek gaunamo skysčių kiekio, tiek ir sulaikomo skysčio kiekio. Tai yra būtent pažaboti tą kompensacinį mechanizmą, kuris jau yra įjungtas. Ir tai yra vadinama nemedikamentiniu širdies veiklos nepakankamumo gydymu. Medikamentinis gydymas prieškrūviui mažinti yra skiriama diuretikų, pokrūviui mažinti AKF inhibitorių, beta-adrenoblokatoriais valdoma tachikardija, jeigu išmetimo frakcija yra maža arba mažėja paskyrus tris pirmasias medikamentų grupės, skiriama inotropų arba paskutinėse stadijose taikoma ir dirbtinės kraujo apytakos palaikymo mechanizmai. Kadangi esant ūminiam širdies veiklos nepakankamumui, tiek kaip priežastis, tiek kaip komplikacija gana dažnai yra tachiaritmijos, tiek rečiau reikšmingos bradiaritmijos, tad jų gydymas rekomenduojamas tikrai radikalus, tai yra paroksizinę tachikardiją nutraukti, taikant arba sinchroninę arba medikamentinę kardioversiją, arba taikant amiodarono infuziją, o esant reikšmingai bradikardijai, ją kompensuoti, taikant kad ir išorinę širdies veiklos elektrinę stimuliaciją. Ir žinoma, nepamiršti gydyti priežasties, tokios, kokia nustatyta, tokios, kokia įmanoma gydyti. Tiesiog norėčiau priminti, kad po širdies veiklos nepakankamumą sukėlusios širdinės ligos epizodo tikrai negausime labai greitos remisijos, pavyzdžiui, vaikas sirgo 2 savaites ir pasveiko, viskas tvarkoj. Labai dažnai tachikardija, reikšminga tachikardija vaikui išliks dar kurį tai laiką galime turėti ir skilvelinių ritmo sutrikimų, ir tada jau žinoma bus reikalingos ir ilgalaikės elektrokardiogramos ir fizinio krūvio tolerancijos mėginiai. Ir žinoma, vaikų kardiologo ilgalaikė priežiūra. Norėčiau palinkėti jums sėkmės tolimesniame jūsų darbe, ir kad kardiologinės problemos nekeltų didelių baimių, kadangi ne visada jos yra labai sunkiai išsprendžiamos, daugelį dalykų mes galime padaryti patys. Ačiū.